Pagalbinis vaisinimas dėja nėra panacėja ir tai nėra sprendimas visiems gyvenimo atvejams. Jeigu jis atliekamas pakankamai jaunam amžiuje, tuomet dominuoja sveikos kiaušialąstės ir rezultatai būna geri. Geriausioje amžiaus grupėje iki 35 metų mes rezultato pasiekime beveik visada. Grupėje virš 40 metų gali būti visaip. Čia tampa kritiniu klausimu kiaušidžių rezervas ir jeigu moteris turi prastą kiaušidžių rezervą, jeigu mes negalim išspausti didelio kiekio kiaušialąsčių, dėja gali būti nepakankamas kiekis tam, kad pasiekti genetiškai sveiką embrioną. Šiandien tendencija yra labai aiški. Kiaušitakinis nevaisingumas gydomas praktiškai tik tai pagalbinio vaisinimo pagalba. Lygiai ta pati istorija ir su vyrišku nevaisingumu. Gydymas iš esmės irgi yra pagalbinis vaisinimas, tik tai šioje vietoje pagrindinis gydytojas yra laikas, nes yra toks vadinamas subfertility. Tai yra, kuomet nėštumas yra įmanomas, bet tam reikia tiesiog daugiau laiko, daugiau šansų. Dėl to paprastai nėra planuojamos vaisinimo procedūros iki kol nevaisingumas neužtrunka ilgiau negu 3 metai. Arba jis atsitinka, arba ne. Jeigu neatsitinka, tada jau reikia judėti prie pagalbinio vaisinimo ir čia ir yra pagrindinė nevaisingumo specialistų veiklos sritis.